Lietuvos verslo forumas jisai atsirado kaip atsakas į pandemiją. Ir tai turėjo būti vienadienis renginys. Bet kasmet surinkdamas tokią verslo bendruomenę, greičiausiai mes visi surinkam tam, kad aptarti svarbiausias verslo tendencijas, diskutuoti tais klausimais, kurie rūpi apie verslą ir galiausiai kalbėti apie praktinius dalykus, kuriuos mes jau rytoj galime išsinešti ir panaudoti praktikoje. Spalio 17 dieną kalbėsime apie eilę klausimų. Aišku, tai bus Lietuvos ekonomika ir prognozės, ypatingai turint galvoje artėjančius Seimo rinkimus ir Jungtinių valstijų prezidento rinkimus, geopolitinę situaciją. Savininkai Lietuvos vedančių įmonių kalbės apie tai, o kaip išlaikyti pelningą verslą. Kalbėsime apie strateginę lyderystę ir kaip išvelgti nematomas galimybės, kaip skatinti įmonių augimą ir didinti jos efektyvumą. Aišku, mes paliesim technologijas ir ypatingai dirbtinį intelektą ir dirbtinio intelekto hypą, ypatingai ieškodami atsakymo į klausimą, tai ką visgi su juo daryti, o ko geriau iš tikrųjų vengti. Ir galiausiai Lietuvos verslo forumas. Turbūt svarbiausias dalykas jame kalbėti apie tai, kaip galime auginti visą Lietuvos verslą, kaip auginti Lietuvos verslo konkurencingumą ir jos proveržį pasaulyje. Tai susitikime visi, prisijunkite būtinai prie Lietuvos verslo forumo bendruomenės. Čia turėsim daug idėjų, daug įžvalgų, bet svarbiausia, turim puikią bendruomenę, kuri yra pasiruošusi dalinti savo mintimis. Tai būtinai prisijunkite spalio 17 dieną.